Čekiukų skandalui savivaldybėse jau slūgstant kai kurių Lietuvos miestų politikai iki šiol neatskleidė, kur buvo panaudoti viešieji pinigai. Trakų savivaldybė dėl teisės neviešinti ataskaitų kovojant ir net teismuose sulaukė nepalankaus Vilniaus regiono administracinio teismo sprendimo. Teismas pripažino, kad savo išlaidas Trakų politikai privalo paviešinti. Tuo metu savivaldybės administracijos direktorė Dovilė Daudaitė net po teismo sprendimo aiškina, kad politikų išlaidos galimai nevieša informacija. Bent kažkokie argumentai turėtų būti pateikti, kokiu tikslu bus ta informacija naudojama. Visa informacija, kurią turime viešinti, mes tikrai viešiname savivaldybės tinklalapyje. Galimai tai nėra informacija, kurią turime viešinti. Nieko nėra slapta, tikrai. Tuo metu Trakų gyventojų atstovas Erlandas Jakubonis sako, kad daugiau nei prieš pusmetį bendruomenė negavusi informacijos iš savivaldybės nei apie politikų išlaidas, nei apie tai, ką meras dalyja mero fondo lėšas, kreipėsi į teismą. Keistai muistėsi ir bėgo visais įmanomais būdais, kad nieko neteikti. Buvom priversti kreiptis į teismą. Ir teismas aiškiai pagrumojo pirštu savivaldybei, kad nemaišykite, čia ne jūsų privačios lėšos, nei tarybos nario išmokos, nei mero fondas, tai yra gyventojų pinigai ir privalote atsiskaityti. Tuo metu savivaldybė svarsto ne kaip paviešinti politikų išlaidų ataskaitas, bet ar teikti apeliaciją. Teismo išlaidos taip pat guls ant mokesčių mokėtojų pečių. Savivaldybės duomenimis kasmet samdomiems teisininkams savivaldybė pakloja po maždaug 30 000 eurų, be to teks atlyginti ir išlaidas ieškinį padavusios bendruomenės advokatams.